vadina, kurioj augo ir tas mano Apolinaras. Jis jau buvo paskutiniai klasėje, 8 klasėje jau buvo, tai gal tėtė jau tų knygų ieškojo daugiau kur, po karo tų knygų, tai nebuvo niekur. Tai aš žinau, kad ant arklio atjojo Apolinaras, toks krepšys, va toks iš medžiagos siūtas ir tam krepšy knygos kažkokios sudėtos. Ir tėtė padavė, tai tėtė sako, tai kiek aš moku už šitas knygas. Tai jisai... Tai tas Apolinaras jau buvo nusižiūrėjęs jūs kaip simpatija. 11 klasėje, tai ir 8 klasėje jis buvo jau. O jūs? Niekur. A, iš vis ten net... Iš viso. Tai nuo tada ir įsižiūrėjo, sako, čia tos knygos Birutei. Jis sako, tas knygas tėtė, kiek mokėt, nieko nemokėt. Šitas knygas duodu Birutei, užsiaugysiu žmoną. Tai aš kaip žmonai duodu. Ir, žinai, ir aš viską girdėjau. Tai tu žinai, kokia meilė gimė. Jau iškart krito sėklą į širdį. Taip. O Jėzau, ir paskui, žinai, kiek kentėjau, jau kaip priėmė, tai mokykloje šokiai būdavo, žinai, bet 9 valandą pasakydavo, 1, 2, 3 ir 4 klasės eina namo. Reikia pareiti namo, O kitiems šokiai? O kiti šoka, vyresni šoka. Tai va, tai žinau, kad vieną kartą jau išvijo šitos 4 mus, ale žiūriu, kad Apolinaras sėdi ant suolo su tokia gražia panele. Ale jau graži, per mano akis buvo, tai ten tokie va plaukai, va tokie šviesūs, gražūs. Ir žinai, ir medvi su Bronė buvom, ir žinai, aš Bronė nieko nesakau, bet jau žiūriu ir jau taip norėčiau, kad jis nors pažiūrėtų į mane, tai gal matytų, kad aš jau čia myliu, tai mažu pašaukins ar ką, arba pašaukintų, tai leiskim. Bet ten, reiškia, paskui sužinojau, kad ten jo klasiokė buvo. Tai va jau irgi 20 metų, tai graži, tai ką jis čia su tokia snarglė prasidės. Niekas į mane nežiūrėjo, bet gerai, jau einam, mes ten lauke ėjom, ten apie tą mokyklą, vienu žodžiu, užmušinėjom laiką, kad, kada pabaiga bus visais. Žinai, ir daėjom iki tokio, kad jau baigėsi, nežinau, kiek ten valandų buvo, bet jau baigėsi šokiai, viskas. Ir išėjo Apolinaras su ta panene. Tai šitaip per vidurį apkabinęs vieną ranką. Oi, tai, žinai, atrodo, trūks širdis. Tai, žinai, su Bronė sako, o matai, kad jis visai į tave nežiūri. Tai mane nežiūri, bet aš į jį žiūriu. Tai sakau, einam tada iš paskos ir pažiūrėsim, gal išsiskirs, gal eisis savo turėjai, nes jis stotį gyveno geležinkelio, tai eina ten, o jeigu į namus, tai į kairę reikia. Tai galvoju, va, tai jeigu jis eis namo, tai mes pamažai eisim, kad jis pavytų. Visokių jau ten buvo minčių, visko. Tai mes atėjom ten, maždaug pusiaukeliai buvo Babušio kioskas, laikraščių kioskas. Ir jo pavardė Babušis buvo, tai jau Tai žydas koks? Jo, pardavinėjo laikraščius, ar jis kavalierius, ar jis nesenas, jis toks,
atrodė, kad už mano tėtį jis jaunesnis, tai dar nesenas matyt. Tai žinai, mes daėjom iki to babušio, jam reikia praeiti pro babušį ir eiti dar po kairį toliau gatvėje įstoti. Nu ir nuėjo ten. Bronė sako, nu va tai va, jau aplinaras nuėjusi merga, viskas einam namo, jau nebus, nu einam ir parėjom namo. Tai paskui, žinai, po kiek laiko, nu jau žinai, jau turbūt ar 4 kokias ar 5 klases jau baigus, kad jau rusų kalbą žinojau ir rašyti žinojau ir skaityti žinojau, daug ką jau žinojau. Ir reiškia, vieną kartą imu ir gaunu laišką. Tas laiškas nuo Apolinaro. Tas laiškas rusų kalba parašytas. Ir mes neįskaitėm ten tokios skaitytojos, kad tai pas mokytoja, rusų mokytoja tokia buvo sena moteris jau, kad berniukai padėdavo šitos sąsiuvinius taisyti, kaip reikia. Tai nuneša jai, kad lengviau būtų. Tai ėjom mes su Bronė visur, su Bronė jau mes kaip dvynės buvom. Nuėjom pas tą mokytoją ir jį perskaitė tą laišką. O Jėzau, Tai Bronė Sveikatienė, ne? Jo. Bet kaip jį pasakė, jau čia, jau seniai, jau viskas, Broninės rugsėjo 3 rodos, Bronės vartinės ir tokius, baliukas būna. O žinai, jisai tokiuose pareigose, jis ten buvo valdžioj kažkokio ir to fabriko. Konservų? Ne, ten atskirai kažkoks Vilkavišky buvo. Ten supirkdavo gyvulius ir ten juos pjaudavo, darydavo dešras, viską darydavo ir taip gyveno. Ir tas jau juos prispaudė. Čia ilga pasaka, čia jo kitą kartą. Čia labai įdomu. Aš ten 2 mėnesius dirbau, uždariau tą vaistinę, kaip jį jau baigė darbą. Tai ateidavo žmonės, kaip keikdavo juos, va Jėzau, gal sakau ir Dievas nepadėjo, gal tikrai jie buvo kalti, nežinau. Žinai, tai va, tai dabar perskaitėm tą laišką, tai reikia atsakymą duoti. Tai rusiškai dėl to, kad iš Sibiro jisai tremty buvo, ne? Jisgi kalėjime gavo 15 metų. Už ką jis partizanas buvo? Partizanas buvo. Ir reiškia, pasirodo, ten niekas nieko nežinojo, niekas nieko neklausinėjo, nieko. Jis Pilviškiuose baigė vidurinę. Bet kaip tai tu man pasakyk, man ir šiandien neaišku. O jau paskui tą spragą užpildysim. Reiškia, jis man parašo laišką, jau paskui toliau tai jau rašė lietuviškai, jis ten parašė, kad reiškia, pradžioj tai jiem leido tik 1 laišką į metus parašyti ir išleisti. Tai parašo tėvam, o kamgi daugiau. O paskui sako, kad ten kažkiek jiem mokėjo pinigus, dirbo. Tai paskui nupirkdavo žmogų, kuris paleisdavo laišką. Ir jau gavau ir aš gaunu rusišką, bet jau ir aš gaunu ir buvo lengviau. Jau prasilaužė kažkaip tai. O paskui
per ilgą susirašymą ten kitąsyk papasakosiu, labai įdomu. Bet reiškia, jau jis rašė meilės laiškus, jau man rašė, ne taip jau ten nusismulkinęs, bet normaliai, žmoniškai. O aš, aš jau kavalierų turėjau. Va, jau ateidavau. Atrodė, kad jis tai buvo tas, reiškia, jau levas buvo. Bet vargšelis, aš tai tokią mergą būčiau suspjovęs ir einęs po velnių. Gert negalima, rūkyt negalima, ilgai būt negalima, ką dar į kiną nenusiveda, be pinigų neturi, negalima. Nežinau. Tai vargšelis, o ta šeimininkė jauna pora buvo, vaikų dar neturėjo. Tai, žinai, tai šeimininkė tas prie stalo sėdi ir jis sėdi. O aš tai ten puičiuosi, virtuvėje ten einu, kada tai virdavau pieniškos sriubos, daugiau nieko nevalgau. Mėsos nevalgau, sriubų nevalgau, o šitos pieniškos, va tokios, kaip pas tave valgiau, tai čia prisiminiau tuos laikus. Šitokia buvo skani sriuba. Nepamirškit, kad ta sriuba stovi šaldytuve dabar pas jūs. Aš atnešiu. Ta? Ta. O, nestovėsi.